Panevėžio apskrities Gabrielės Petkvičaitės bitės bibliotekoje Atrijaus terasoje atidaryta panevėžietės Juditos Mikalkevičės fotografijų paroda Dangaus vartai. Ši ekspozicija, pasak autorės, tiesiog sutapo su artėjančia Vėlinių ir visų šventųjų diena. Tai čia yra mano Dangaus vartai, paroda, kurioje yra surinkti kapinių vartai, ir iš visos Lietuvos jie yra. Tik šiandien, kadangi esam Panevėžy, tai šiek tiek daugiau gal dėmesio Panevėžiui, rajonai, regionai. Dėl ko dar šita paroda man pačiai buvo įdomi, kad tiesiog nesu nieko panašaus mačius. Parodose netgi nuotraukose labai maža. Jeigu žmonės, pavyzdžiui, ateina ir fotografuoja konkrečiai kapinių vartus, tai būna dažniausiai dėl lokacijos. Google. Jūs galite suvesti kapinių pavadinimus ir rasti juos, bet tai nėra tokios nuotraukos. Man norėjosi parodyti, kokie tie vartai yra ir jie dažnai būna užstatyti automobiliais, konteineriais ir panašiai. Tai tiesiog norisi paieškoti kampų, parodyti, kokie jie gražesni ir galbūt paieškoti apšvietimo, kuriuo žmonės galbūt tuo metu nepatenka. Tai tiesiog norisi parodyti, kokią kolekciją iš tikrųjų mes architektūros kūrinių dažnai nepastebimų per rūpesčius turim. Pasak autorės, būtent prieš 2 metus Helovino išvakarėse padarė pirmąją šios ekspozicijos nuotrauką ir tai buvo tiesiog spontaniškas veiksmas įamžinti kapinių vartus, kurie po to virto į nuotraukų ciklą. Tada minčių jokių nebuvo. Tiesiog vienam miestelį Pasvalio rajone ėjau pro vienus vartus gerai žinomus, pro kuriuos tikrai daug metų vaikščiojau jau. Ir jie buvo pasvirę tokie tada, kadangi jau atrodė šiek tiek pavojinga situacija, aš juos dėl to ir pastebėjau. Ir tada galvojau, kokie jie dideli iš tikrųjų, jeigu užgriūtų būtų rimta. Tai kada grįžau po kokių porą savaičių, tų vartų tiesiog nebebuvo, bet viskas buvo taip tobulai išlyginta, pastatyti metaliniai varteliai ir atrodo, gaila, žmonės turbūt jau po kelių metų net neatsimins, kokia tai architektūra čia yra įvykus kažkada. Tai pagalvojau, kad būtų verta padaryti tokią parodą, bet tada fotografavau dar tik su muilinė, tai iki šitos idėjos reikėjo subręsti dar. Šiandien atidarymo dieną taip sutapo, aš visai ir buvau pamiršusi, kad prieš 2 metus, būtent Helovino išvakarėse, kad dar nebūtų visos tas vėlinės ir žmonėm nebūtų nejauku, padariau pirmą nuotrauką Panevėžy. Tai šitas projektas jau tęsiasi 2 metus ir visi iš tikrųjų, kiek sutikau žmonių, labai abejoja, kad jis gali tęstis ilgiau. Bet aš manau, kad mes antrą parodą tikrai nebaigsim, nes yra numatytos dar 2 ir praktiškai kiekvienas atėjęs į šitą parodą, man turi mažiausiai po vieną pasiūlymą, kur aš dar turiu nuvažiuoti. Tai aš manau, dar tikrai ilgai tęsis. Pirmąją parodą Judita surengė Raguvoje, tarp griuvėsių, kuri, pasak autorės, jai paliko labai gilų įspūdį. Pirmoji buvo, aš gal net sakyčiau, man labai įsimintina, nes mes kūrėm su dizainerė Rūta Malinauskaitė tą parodą griuvėsiuose Panevėžio rajone Raguvoj ir irgi apsilankė labai daug žmonių ir pavyko sukurti tokią aplinką, kurios, tokio švarioje erdvėje tikrai nepavyks. Tai labai dėrėjo, nes dalis mūsų kapinių vartų iš tikrųjų yra apleisti. Tai labai dera ta architektūra su ta tokia, gyvenimą mačiusi architektūra irgi. Tai buvo labai smagu ir kadangi buvo tai neoficiali aplinka, tai galėjo ateiti žmonės tie, kurie galbūt nedrįsta ateiti į parodų sales ar galerijas. Autorė teigia, kad šio projekto kūrinių geografija yra labai plati, bet šiandien eksponuojama būtent šio krašto kapinių vartai. Kitose miestuose parodos metu bus galima pamatyti kitų regionų kapinių vartų fragmentus. Geografija kol kas yra pakankamai plati, bet nėra tanki. Vartai yra iš visos Lietuvos, tiek iš Panevėžio, tiek mes turim ir rajono, turim ir pajūrį, turim ir druskininkus pavyzdžiui, turim ir Kupiškį, žodžiu, geografija labai plati, bet dar tikiuosi, kad metų eigoj patankinsiu šiek tiek tankumą, nes eksponatų tokių mes Lietuvoje turim labai daug ir dalis, ypač regionuose, jų nyksta. Kadangi, šiuo metu Panevėžys yra mano miestas, tai aš tiesiog norėjau panevėžiečiam padaryti daugiau konteksto šitų švenčių progą ir, kad jie galėtų apsilankyti tokioj parodoj, tuo pačiu palyginti tai, kas yra gyvai, nes turbūt lankysis kapinaitėse ir, žodžiu, man atrodo, kad tai pavyko. Kurie tikisi, kad jos nuolat pildomoje kolekcijoje vertė žvelgs ir žiūrovas. Paroda bibliotekoje vyks visą mėnesį iki lapkričio 30 dienos. Mėly panevėžiečiai, ateikite pažiūrėti Dangaus vartų.